Trijobet. Stebu, tai ko dabar Lietuvos Rytui reikia? Tikėjimo? Pergalės. Ne, tai reikia ką nedaryti, taip pačių klaidų padarėm šalia ir jie veikia lygiai. Šį sezoną visas komandas įveikiamas, bet nieko veik negalima. Gal vieną dieną baigsis. Bet prisimenant rungtynės su Utena, šitą komandą šiek tiek stipresnė? Ką su Utena, aišku, žaidėm nuostabiai, laimėjom 3 taškais, dabar taip atrodom ir ką. Pasiekėm pergalę, aišku, manau, geriau sužaisim nei su Utena ir Fortūna šipsos. Ar realu galvoti apie top 16, ar tiesiog dabar reikia galvoti apie kiekvienas rungtynes, kurios liko aktyviausias? Ar čia šį sezoną daug prigalvojom, tai manau reikia iš pradžių laimėti prieš Prancūzus ir paskui galvoti toliau. Paskui laimėti šeštadienį, sekmadienį, paskui galvoti apie kitas varžybas. Čia galvojom, skaičiuojam, nepriskaičiuosi, jūs paprastai negalėtuose paskui kažką galvoti. Taip čia neskaičiuojam, gal už jų skaičiuojam. Visi prisiskaičiavę esam pakankamai. O negąsdina situacija Cibonus komandai, kas ten gauti? Nežinau, aš nelabai skaitau tą internetą, kažką pasižiūriu, tai ką, jie turi problemą. Gal kitokių, mes turim savų problemų, tai kažką. Mums reikia spręsti savas problemas, jiems yra. O tu kaip komandos kapitonas, kaip vyrų tikėjimas, tikė dar Chebra, kad prasėsit ir išlaisit tą? Visi tiki, bet yra tokia situacija, kai, aišku, kažkur kažko nelaimėjai, kažkur nepasisekė ir tu eini žemyn. Tai, manau, visi tiki ir reikia išlipti iš tos situacijos, reikia vienos pergalės sunkios, kad patikėtų visi savo įdomų.